Šiandien vasario 24 ir vakar vėlai vakare buvo toksai didelis trenksmas. Tai žinokit, jausmas tikrai nemalonus. Nes pasižiūrėkit, kokie luitai ir dar yra ant viršaus. Oi, tiesiog baisu, žinokit, baisu. Toks trenksmas, atrodo, kad čia toj viskas įlūš, įgrius. Nu, pagaliau kažkiek tai apmažės nuo stogo, nes mes nežinom, kaip tas atlaikys stogas tokį kiekį sniego. Sniego labai daug ir va, jau krisdamas sniegas nuplėšia visas nubėgimo sistemas, reikės pavasarį tvarkyti. Matosi, kad prabėga pro šalį, o to neturi būti. Viskas buvo padaryta labai gerai, tik tiek, kad labai didelis sluoksnis sniego ir ledo ir tiek prišalė, kad jau trečią dieną su pliusu ir labai sunkiai nusikabino. Šiandien pas mus vienas pliusas ir bėga vanduo. Upeliu tiesiog teka vanduo. Šiandien yra trečiadienis. Šiandien yra 25 vasario. Pažiūrėkite. Kaip tirpsta sniegas. Labai gerai. Aišku, čia didelis kalnas. Oi, kaip laukiam pavasario. Vakar visą dieną snigo, buvo šalta, šiandien saulė šviečia. Ir visai kitoks gyvenimas. Visai kitaip, nuotaika visai kitokia. Pavasaris. Tikrai pavasaris. O vakare koks grožis ir mums žada šalti, iki 5 šalčio žada. Oi, kaip gražu, pažiūrėkite, saulutė, saulė. Gražu. Diena buvo labai graži, rytas buvo šaltas, su minusu, bet diena buvo +1. Ir naktį vėl šals. Mano filmavimai, žinokite, visada vyksta be jokių dirbtinių intelektų. Aš nemėgstu technikos, įsikišimo į gyvą dalyką, kai tu matai tikrai saulę, dangų, negali būti jokio falšo, tik tai, kas tikra. Oi, kaip gražu, bet žinokit, man šalta. Aš išbėgau po trumpom rankovėm minutėlį
Ir va taip visą dieną nuo stogų bėga vanduo. Bėga. Ir kur jisai dingsta, nežinau. Nu, bet vakaras tai labai gražus. Oi, kaip gražu. Saulutė baigėsi. Oi, kokia graži diena buvo. Labai gražu. Pas mus dar žiema. Žinokit, mes dar turim žiemos. Pas mus minusas. Šią naktį bus -5. O kitur iki -15. Pažiūrėkit, koks grožis. Tai reiškia, bus šalta rytoj. Ten rožinis dangus, telefonas tiesiog neperduoda. Oi, kaip gražu. Oi. Nuostabiai atrodo. Rožinis dangus. Labai gražu. Tokios spalvos. Šiandien vasario 28 ir pažiūrėkite, pas mus +8. +8. Ar jūs įsivaizduojat? Ten bėga nuo stogo. Varva viskas, čia irgi viskas laša. Kažin, ar aš praeisiu čia? Aišku, ne. Ai, oi. Ui. Mane plaisto. O, pasižiūrėkite. Čia vanduo visas ištirpęs. Einam, pažiūrėsim, kaip šiltnamyje ar ištirpo, ar ne? Jo, viskas ištirpę. O, kaip čia šilta. Aha, reiks ateiti, pasidarbuoti. Sniego daug. Bet jeigu tokia šiluma, tai jisai greit ištirps. Nu, dar daug ant stogo. Einam dabar iš kitos pusės. O, jo. Pavasaris, toksai pavasaris. Taip. Opa. Ui. Oi, kaip varva nuo stogo. Didžiausi kalnai ir varvantis latakai. O, kaip bėga. +8, jūs įsivaizduojat. Va, žiūrėkite. Oi, kiek sniego daug. Čia kur nukasiau.
Tai va, prašau, kaip gražu, kaip gerai. O, voriukai laksto. O čia kas darosi? Žiūrėkime. O, čia irgi bėga. Kaip nulūžo. Kiek sniego dar turim. O, prašau. +8. Ir viskas bėga. Kiek čia daug nutirpo gerai. O, pažiūrėkit. Na, gerai, kad aš nuvaliau tada sniegą. Oho. Voriukai išlindę laksto, eikit savo. Nu, geras. O čia, kur buvo užvirtę nuo stogo, irgi labai gerai susileidžia. Bet tai +8. Negaliu tiesiog atsidžiaugti. Saulutė, kokia malonė. Taip šilta, taip gera ant saulutės. O čia kas darosi? O čia? Oho. Čia vaizdelis baisus. O čia tai baisus. Ir ten vyras, kai krito nuo stogo, va ten nuo stogo, kai krito, va čia va sniegas, tai vyras užlipo per sniegą ant tos vietos, ant stogelio. O, čia labai daug sniego. Ir čia jisai bus ilgai, todėl kad čia nėra saulės. Saulės čia negauna. Tai va, tai tokie reikalai. Pavasaris. Labai gerai. Labai gerai. Nudžius viskas, ištirps. Svarbiausia, kad atlaikė stogas, neįlūžo. Čia dar yra sniego. Va, dar kiek yra sniego. Čia reikia pažiūrėti. Jo. Sniegas tirpsta, tiesiog bėga upeliu. Ir čia, kai krito, palaužė. Ir bėga dabar pro šalį. Nieko. Viskas ištirps. Labai gerai. Tai su pavasariu jums iš Lietuvos. Va. Koks pas mane čiurlena pavasaris. Matot, kaip gražu. Čiurlena. Pavasaris. Tuoj žolytė žaliuos. Oi, oi, oi. Pamenat, čia buvo sniego, ledo prišalę, dabar nieko nebėra. Va, ir čia yra palaužta. Kai sniegas krito, išlaužė laikiklius. Ir dabar bėga viskas pro šalį. Reikės tvarkyti. Nu, per kiek ištirps tokia sniego krūva, neaišku. Tai su pavasariu jūs. Nors šiandien paskutinė žiemos diena, bet pavasaris pas mus jau atėjo. Negali būti 12 šilumos rodo.